Girdėjau daugybę prieštaringų nuomonių, kad konservai yra gerai arba konservai yra blogai. Tai kaip yra iš tiesų, šiandien mes gyvūnų pasaulyje kalbame su eksperte Aušra. Aušra, tai konservai yra gerai ar blogai? Reikia duoti gyvūnams ar nereikia? Sakyčiau, kad vertėtų juos pasirinkti ir įtraukti į gyvūnų mitybą, būtent todėl, kad yra nemaža dalis augintinių, kurie nepakankamai geria skysčių, o mes juk žinome, kad konservas turi iš savęs daugiau drėgmės. Tai būtent skysčių suvartojimas gali padėti užtikrinti geresnį inkstų, šlapimo sistemos takų veiklą bei greitesnį ir sklandesnį virškinimą. Taip pat konservai dėl savo skonio ir kvapo savybių skatina apetitą, o tai gali padėti išrankiems valgytojams gauti pakankamų vitaminų ir maistinių medžiagų. Ar dažnai ir kaip dažnai reikėtų duoti konservuotą pašarą augintiniams? Šiaip yra numatyta, jo konservuotas maistas turėtų sudaryti nedaugiau 12% visos augintinio mitybos. Tai galima būtų sakyti, jo galite duoti kelis kartus per savaitę konservuoto pašaro, todėl labai svarbu yra balansas ir įvairovė. Tai kaip pasirinkti patį tinkamiausią augintiniui konservą? Faktas, kad reikėtų žiūrėti į sudėtį. Sudėtyje turėtų būti bent 40–50% baltymų šaltinis, kas leis užtikrinti energijos lygį, fizinį aktyvumą, raumeninę masę. Ir būtent tie baltymų šaltiniai turėtų būti aukštos kokybės, tokie kaip tunas, lašiša ar jūrinis ešerys. Taip pat, žinoma, būtų geriausiai rinktis, jog konservai būtų be grūdžiai, be pridėtinių skonio stipriklių, dažiklių ir taip sumažinsite maisto netoleravimo riziką. Na ir žinoma, reikėtų rinktis pagal augintinio poreikius, kurie palaikytų šlapimo, virškinimo ir imuninę sistemą bei sveiką odą bei kailį. Taigi konservas gali būti ne tik skanus, bet ir naudingas augintinio kasdieninėje mityboje. Ačiū.